Dažnai kalbėdami apie statybas ir nebūtinai jas klausime arba turime atsakyti į klausimą, kas naujo. Ir tokiam atsakymui reikia minėti naujus šviežutėlius anksčiau nematytus statinius. Tačiau kartais nauja tai puikiai pažįstama sena. Ir tokių požiūrio į turimą vertingą architektūros istoriją pavyzdžių mes tikrai nemažai rasime Anykščiuose, mieste, kuris pastaraisiais metais tikrai yra ant bangos. Vienas iš didesnių medinių senamiesčių Anykščiai, tai yra prieš biškelį daugiau kaip 10 metų yra atrasti grindiniai, buvo užasfaltuoti tie grindiniai, mes juos atnaujinom, atradom, papildėm ir dabar yra grindininės gatvelės, mediniai namukai, buvo daromas projektas kartu su gyventojais, prisidedant savivaldybei, dažėme. Ir kai tas spalvinė visa gama pasimatė, grindinys atsivėrė, tada dabar jau niekam nereikia pasakot, kokia vertybė, ką turim. Ir medinis dalykas, medinė architektūra, puikiai žinom, kas dabar, ant kokios bangos ir kodėl tai yra svarbu. Pasak pašnekovės, tam, kad mieste išryškėtų senosios architektūros pavyzdžiai, darbo reikėjo išties daug. Tačiau smagiausia, kad vietos bendruomenė, skirtingai nuo daugelio didmiesčių, nesipiktina, jei kažkur centrinėje dalyje prasideda remonto darbai. Visi miesto, kuriame gyvena beveik 10 000 žmonių gyventojai, jaučiasi čia lyg šeimininkai ir puikiai supranta, kad norint rezultato, būtina šiek tiek kantrybės. Nebuvo taip paprasta. Pirma. Antra, nelabai kas tikėjo. Be jokios abejonės tai darbas, žinoma, buvo programa, sudaryta specialiai, bet ką aš norėjau pasakyti ir visada noriu, kad kai prasideda tas veiksmas, užsikrečia visi. Ir tada nieko nereikia, nei pastangų ten papildomų dėti, nieko, žodžiu, kažkaip įsijungia, visi supranta, pasidaro kaip kiekvienos dienos reikalas, niekas net iš žmonės net kitaip nebesupranta. Jeigu piktinasi anykštėnai, tai atvirkščiai. Už visokius, reiškia, neišsaugotus želdinius, nulūžusius želdinius, neprižiūrimus želdinius, kurių be jokios abejonės yra ir Anykščiuose. Bet mes labai stengiamės. Išpopuliarėjęs miestas, skaičiuojantis beveik 600 metų istoriją, gali būti pavyzdžių daugeliui, ne tik dėl išsaugotos autentikos. Pavyzdžiui, renovacijos tempai čia irgi vieni geriausių šalyje. Be jokios abejonės tikrai dabar jau yra restauruoti pastatai, kurie reiškia rekonstruoti, atnaujinti. Dar noriu pasakyti, prie tvarumo temos, tai yra mūsų daugiabučių namų renovacija. Jinai, pažiūrėjus Lietuvos žemėlapyje, pamatytumėt, koks kiekis, jeigu mes esam pagal skaičių, esam pirmam 10-uke, tai jeigu pagal gyventojų skaičių tenkant vienam gyventojui, tai matytume tokį labai įspūdingą dalyką. Dar kas yra labai svarbu, aišku, man kaip architektai yra tikrai daug daugiabučių, kurie yra stalinistinės architektūros, dar senesnės architektūros, laisvos Lietuvos laikų architektūros, aukso amžiaus. Jie visi tikrai labai subtiliai restauruoti, apšiltinant. Skaičiai yra dideli iš tikrųjų. Va dabar galit pamatyti, ir mes stovime Baranausko aikštėje, 2 objektai, vienas laukia leidimo, kitas jau su leidimu, vyksta statybos darbai. Jeigu norėsite pamatyti gražių rudeniškų peizažų, aplankykite poetų ir rašytojų išgarsintą kraštą. Čia visais metų laikais visi esate laukiami.